Kada kulsi. Tai kai bus prinokę, tada ir kulsiu. Važiuojam patikrinsim, ar mes galim šiandien kult, ar mes negalim. GPS meistras davė man tokį vat daiktą. Drėgnomatį. Grūdų drėgnomatį. Čia yra pats kiečiausias drėgnomatis. Kodėl? Todėl, kad mano, gal, todėl, kad jisai drėgmę matuoja malūnėlio principu. Tai reiškia, kad jisai sumala prieš matuodamas drėgmę. Kas yra efektyviau, todėl, kad elevatoriuose irgi drėgmę matuoja sumalant grūdą. Ne taip, kaip būna, įberi tiesiog grūdų į vidų ir pamatuoja bendrą tūrio drėgmę. O čia yra vat į šitą mažą tokį kaušelį įpili grūdų. Nežinau, ką aš čia kulsiu. Apgailėtinai atrodo, visiškai apgailėtinai atrodo miežiai. Tiksliau, dabar čia nelabai aišku, kas čia, ar miežiai, ar kviečiai. Nes vietom tai kviečių daugiau nei miežių. O, kaip pakuoti gerai nusilaužo. Tai jau vadinasi, kad prinokę. O prinokę, nes labai reti. Tai va į šitą va skylutę pripilam grūdų, juos supilam į vidų. Ir jisai sumala grūdus ir tada tiksliau daug pamatuoja drėgmę. Sakyčiau, kad 16 drėgmė. Pasirenkam. Labai daug kultūrų yra skirtingų. Pasirenkam miežius. 14,5. Biškį apsirikau, bet apsirikau į tą pusę geresnę. Nu, ką mūsų gražieji malti matuoti, rugiai matuoti. Nežiūriu. 15. 15,6. Tai rugiam dar irgi anksti. Aišku, ir terasa buvo nebloga, tai gal jau kaip link vakaro. Link vakaro galima būtų jau ir daužyti. Jeigu ir jūs norite tokią drėgnomačią, tai kreipkitės į GPS meistrą. Sakė, akcija dabar kaip tik.